Koronaviruso tema mane domina dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl to, kad jinai turi labai stiprią psichologinę komponentę, turi psichologinius aspektus, kuriuos žmonės praleidžia ir jų nepastebi ir pasiduoda labai gana stipriam emocijom. Šiandien man skambino vienas mano artimas draugas ir aš buvau labai nustebintas, kad iš jo aš supratau ir iš kitų, kad iš tikrųjų pas žmonės daug emocijų, daug visokių problemų kyla. Ir aš nusprendžiau padaryti santrauką savo apibendrinimu iš kelių visai tokių netikėtų rakursų, tokių pastebėjimų, kurių mažai man teko matyti žiniasklaidoje. Ir, kitaip sakant, mano mintis yra apjungti ne tik tai medicininę pusę, kurią aš šiek tiek žinau, aš nesu medikas, bet kažkada studijavau mediciną ir dirbau joje. Aš nesu virusologas ir mikrobiologas, bet turiu tam tikras bazinės žinias ir iš jų perspektyvos aš drįstu šį bei tą pasakyti tam tikrų įžvalgų. Bet dauguma jų yra nukreiptos į psichologinę pusę. Ir aš pasidariau 5 išvadas, bestebėdamas koronaviruso visą šitą angliškai vadinamą outbreak arba plitimą. Pirma mano išvada ta, kad gamta yra daug išmintingesnė, negu žmonės įsivaizduoja. Ir dažnai žmonės gamtą laiko idiotę, akla kažkokią tai nesąmoningą sistemą, kuri daro kažką blogo žmonėms, skleidžia kažkokius tai piktus padarus, kurie žmonės žudo, kurie yra, sakykime, klastingi, pavojingi, juos sunku įveikti ir panašiai. Bet iš tikrųjų, jeigu gerai įsigilinti, pamatyti tokį platesnį, ilgesnio laikotarpio vaizdą, turėti daugiau duomenų apie epidemijas, ir apskritai giliau įsigilinti į tai, kaip veikia gamta ir tai, kaip reaguoja žmonės, tai iš tikrųjų gamta nėra nei idiotė, nei akla, virusus yra sukūrusi su tam tikrų tikslų, kuris ne visada aišku žmonėm, arba dažniausiai neaišku žmonėm, ir jie atlieka tam tikrą funkciją panašią į tai, kaip, sakykime, gamtoje yra būtybės sanitarai, tarkime, vilkai, kondorai, šakalai, kurie naikina silpnas, nusilpusias būtybės ir yra čia tiesiog tokia visa gamtos hierarchija jėgų ir gyvų būtybių ir vienos, taip sakant, tvarko suvalgo kitas, kai kažkurios iš jų nusilpsta. Yra toks ratas, kitaip sakant, gyvų būtybių ratas arba piramidė maisto. Ir deja, gamta elgiasi negailestingai ir su silpnais žmonėmis. Ir jeigu jie neprižiūri savo sveikatos ir yra, sakykime, per mažai dėmesingi, tai deja, jiem tenka patekti po šitom, taip sakant, girnom. Antra išvada yra ta, kad ne virusas yra kaltas dėl viso šito įvykio, bet žmonių klaidos, žmonių pasyvumas. Pati pradžia viruso buvo Kinijoje, kur, jeigu gerai įsigilinti, nuo ko prasidėjo, tai prasidėjo nuo gyvų būtybių gyvenančių gamtoje, tai yra gyvūnų, laukinių gyvūnų naudojimo maistui. Ir dar neaišku, kokia ten buvo higiena laikomasi, gali būti ir greičiausiai, kad nebuvo, reiškia, teisinga ar tvarkinga ta higiena, ar iš viso galbūt jos nebuvo. Kitaip sakant, ne pačius virusus reikia kaltinti, bet žmonių pasyvumą, ne virusai yra aktyvūs, bet žmonės yra pasyvūs. Ir panašiai yra statistika iš mirusiųjų amžiaus grupių, kad didžiausia mirusių žmonių dalis, ten 14 ar daugiau procentų yra senyvo amžiaus žmonės, tai yra vyriausia amžiaus grupė. Ir atvirkščiai jauniausios amžiaus grupės žmonių, vaikų ir kūdikių yra labai mažai arba beveik nėra, yra minimumas.
Toliau, tai irgi rodo, kitaip sakant, kad pasyvūs žmonės, reiškia, apsikrečia ir miršta. Tiksliau miršta, kiek apsikrečia, aš to dar netyrinėjau. Toliau, trečia mano išvada yra ta, kad nereikia turėti iliuzijų, kad žmonija apskritai susitvarkys su tokiom problemom ir tokiom epidemijom. Arba kitaip sakant, žmonija su visa pagarba mokslui ir visom institucijom vėluoja reaguoti į epidemijas ir greičiausiai tas vėlavimas bus ir ateityje, kai bus kažkokios tai epidemijos ten už kokių 2, 3, 5 ar daugiau metų. Kitaip sakant, mes nepasimokėm iš ankstesnių epidemijų, kurios vyko 2015, 2002, 2004 metais. Buvo iš esmės tos pačios kategorijos virusai ir kaip matom, ligoninės nepasiruošusios, vakcinų nėra, vaistų gydymo priemonių nėra, kitaip sakant, sveikatos sistema ir Pasaulio sveikatos organizacija realiai tik reaguoja į pasekmes ir vėluoja, o negali užkirsti visą šitą epidemiją, reiškia, jos plitimo. Galima tik dalinai laikinai sustabdyti tokiom, fizinio atsiribojimo priemonėmis. Toliau, ketvirta išvada yra ta, kad reikia nepamesti dėmesio, iš tikrųjų yra kitų žymiai pavojingesnių problemų, žymiai labiau mirtinų ligų negu šitas greitai plintantis virusas. Ir pagal mirtingumo procentą, tai šitas virusas yra niekinio pavojingumo. Labai gerai kai kurie kariškiai atsiliepia visą šitą procesą, kad jeigu vertinti pagal procentą mirusiųjų, tai yra nepaprastai mažai mirusiųjų, yra daug kitų ligų žymiai pavojingesnių ir faktorių, kurie žmonės atveda prie mirties, tiesiog avarijų keliuose, mirčių nuo kraujo ir širdies ligų yra žymiai daugiau per metus žūva ir miršta ir visokių kitų priežasčių negu nuo koronaviruso. Tai iš tikrųjų čia tas triukšmas ir panika yra ne tiek dėl mirtingumo, kiek dėl neapibrėžtumo ar nežinomumo, reiškia, kaip tas virusas elgsis. Ir taip iš vienos pusės tai yra teisingos priemonės, bet iš kitos pusės perteklinė panika sukelia iš tikrųjų daugiau problemų. Ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį į tai, kaip vyko Černobylio katastrofa, tai tyrimai vėliau parodė, kad greičiau mirė ir trumpiau gyveno tie žmonės, kurie panikavo ir kurie kraustėsi iš pavojaus zonos, o tie, kurie liko gyventi radioaktyvioje zonoje, uždraustoje teritorijoje ir reiškia, juos išvarė, vėl grįžo atgal į savo namus. Statistika rodo, kad jie gyvena ilgiau už tos, kurie išsikraustė, kurie panikavo, kurie keitė gyvenimo vietą. Ir tai dar kartą, reiškia, sako, kad čia viskas iš tikrųjų ne taip paprasta, kaip mums atrodo. Į šitą epidemiją reikia kiek įmanoma stengtis reaguoti ramiau, psichologinė prasme ramiau, nepanikuoti, imtis visų sveikatos priemonių, visų higienos priemonių, visko, ko rekomenduoja sveikatos ministerija ir valdžia, bet svarbiausia yra nekelti emocinės audros savo vidų, nepasiduoti emocijom. Ir penkta mano išvada yra ta, kad nežiūrint, kad kai kurie gydytojai, kai kurie specialistai abejoja, kad atseit šitas virusas yra neaišku, ar jisai bus paveiktas šilumos ir ateinančių vasaros karščių ir saulės. Kiek aš gilinausi į šitą klausimą, man yra visiškai 100% akivaizdu ir aišku, kad šitas virusas tikrai bus paveiktas saulės ir net nebūtina remtis ankstesnių koronavirusų protrūkių statistiką, kurie parodė, kad ankstesni štamai šito viruso buvo sezoniški, tai yra jie buvo paveikti saulės ir išnyko ir tos epidemijos nuslūgo, kad dabartinis štamas nuslūgs
jau yra aišku vien iš kelių faktų, mažiausiai iš 2 faktų, kurie, kitaip sakant, čia tik tai nesuprantantiem, kad agurkas yra žalias, tą reikia įrodinėti, nes tie faktai yra akivaizdus. Pirmas faktas yra tas, kad koronavirusas prasidėjo žiemos viduryje, kai yra mažiausiai saulės Kinijoje, o ne vasaros viduryje prasidėjo Kinijoje. Nepriklausomai kokia ten buvo temperatūra tuo metu, bet ten buvo saulės minimumas tuo momentu. Ir antras faktas, kuris tą patvirtina, yra tai, kad šiuo metu ir pačioj pradžioj protrūkio gruodžio mėnesį, gruodžio 19 dieną prasidėjo protrūkis, per visą tą laikotarpį iki šiandien pietų pusrutulyje, tai yra tokiose moderniose valstybėse kaip Australija, Pietų Afrika ir Argentina, tai yra pietų pusrutulio valstybės, jose per visą šitą laikotarpį yra tik tai maždaug 9 žmonės numirę, kai, reiškia, šiaurės pusrutulyje jų jau 7 tūkstančiai ir artėja link 8 tūkstančių. Kitaip sakant, tas skirtumas yra milžiniškas, reiškia, ir tas skirtumas tarp šitų pusrutulių yra toks didelis būtent dėl saulės poveikio. Ir saulė, kitaip sakant, keičiantis sezonui, į Australiją ateinant žiemai, o į šiaurės pusrutulį Europą ateinant vasarai, tikrai mūsų pusrutulyje kris epidemija, mažės epidemija, kai tik prasidės saulė. O gali būt, kad pietų pusrutulyje daugės mirčių, sąlyginai daugės, kiek aš tikrai nežinau, bet tikrai nemažės, nes mažėtų tik tokiu atveju, jeigu ten būtų artėjanti vasara. Tai tokios yra mano 5 išvados.